Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO agentūra. Šiandien video yra skirtas ne SEO specialistams, o skirtas verslininkams, kurie norėtų gauti daugiau užklausų išnaudojant nemokamą Google įrankį. Įrankio pavadinimas yra Google verslo profilis. Angliškai labai dažnai naudojamas terminas GMB, čia senas, anksčiau buvo GMB, Google My Business, dabar naujas pavadinimas yra GBP, Google Business Profile. Gerai, pradėsim nuo to, kas tai yra. Turėčiau pasakyti svarbiausias dalykas, kad tai yra nemokamas įrankis, galima pradėti naudotis jau dabar ir nieko už tai Google'ui mokėti nereikia, kol kas. Bet tas įrankis gali pagerinti verslo matomumą ir gali padėti gauti daugiau užklausų atitinkamai ir pardavimų. Tai čia kaip ir screenshotas, kaip galėtų atrodyti Google profilis, prie to prieisim. Bet prieš tai turėčiau pasakyti, paminėti, kur yra visoje rinkodaroje, skaitinėje rinkodaroje, kur yra Google Business profilis, tai yra tarp rinkodaros kanalų, yra priskirtas prie SEO ir vienas iš SEO, pavadinkim, SEO kanalo yra vietinis SEO ir tai būtų GMB, GBP arba Google verslo profilis. Čia pažymėjau schemoje kitokią spalvą, kad būtų matoma, kur tai yra. Gerai, pavyzdžiai, kaip gali atrodyti, jeigu mes į paiešką suvedam, čia padariau porą screenshotų, į paiešką suvedam pavyzdžiui studijos nuoma Vilniuje ir matom žemėlapį ir matom kelis verslus. Štai čia yra Google verslo profiliai. Čia screenshotuose nėra mokamų vietų, bet gali būti, praktika yra tokia, Google rodo iki 3 nemokamos vietos, gali būti, kad viršuje bus rodoma viena mokama reklama, tai reklama yra daroma per Google Ads, Google AdWords, senas pavadinimas, ir bus pažymėta, kad tai yra remiama, arba jeigu naršyklė yra angliška, tai bus sponsored. Čia yra pavyzdžiai, kur nebuvo mokamos reklamos. Antras pavyzdys yra SEO paslaugos Vilniuje ir tada išmeta žemėlapį ir 3 agentūros. Vėlgi, principas yra tas pats, nebuvo mokamos reklamos, bet nuo 25 metų, turėčiau pažymėti, kad nuo 25 metų Google pradėjo rodyti ne vieną, o kartais rodo net 2 mokamos vietos viršuje. Tiesiog reikia atkreipti dėmesį, ar nėra atskiros žymės, kur būtų parašyta sponsorit arba remiama. Ok, judam toliau. Kada gali būti rodomas Google Business profilis, Google verslo profilis? Yra 2 kriterijai, kai yra ieškomos paslaugos arba prekės, čia pirmas kriterijus, o antras, kai yra ieškomas miestas. Ir yra pora pavyzdžių. Advokatas plus miestas, advokatas Vilniuje, bus rodoma žemėlapis ir Google Business profiliai. Sodybos nuoma plus miestas. Vilniuje arba Kaune bus rodomas žemėlapis plus Google verslo profiliai. Gėlių parduotuvė plus miestas. Schema turbūt yra aiški. Ok, koks verslas yra rodomas? Tai labai svarbu pažymėti, kad tas verslas turėtų turėti fizinę lokaciją, tai gali būti ofisas arba parduotuvė. Ir didesnė tikimybė, kad verslas bus rodomas, jeigu GBP profilis arba Google verslo profilis yra užpildytas. Kaip pradėti naudotis? Tai čia padariau tokį screenshotą. Galima pradėti naudotis prisijungus per savo Gmail'ą, tiesiog kai esate Gmail'e, paspausti, kur štai čia paveiksliukė yra kvadračiukas su taškais, paspausti ant šito kvadračiuko ir tada bus rodoma tokia ikonėlė. Paspausti ant jos ir tada jau galima prisijungti prie savo Google paskyros, jeigu ji yra priskirta arba užpildyta. Jeigu ikonėlės nerodo, tai gali būti, kad jinai tiesiog yra žemiau ir reikia paieškoti jos žemiau. Kitas variantas, tiesiog paimti nuorodą, prisijungti, čia nuorodą sugeneruos iš karto lietuvišką prisijungimą, prisijungti ir pradėti naudotis. Tiek šiam kartui, jeigu jums reikia pagalbos su jūsų Google verslo profiliu, galite mums parašyti, susisiekti, o daugiau naujienų galite stebėti mūsų YouTube kanale. Beje, vienas video, kuris irgi bus prisiktas prie šito video, bus ir aprašyme nuoroda ir šio video pabaigoje, kaip gauti daugiau užklausų į savo Google verslo profilį. Žiūrėkite kitą video, iki sekančio karto. Iki.